Mantrų gydymo galia yra dvasinė praktika, kuri remiasi garsų, žodžių ar frazių kartojimu tam, kad pasiektų įvairių fizinių, emocinių ir dvasinių tikslų. Mantra yra sanskrito žodis, reiškiantis protas, man ir instrumentas, tra. Mantrų kartojimas naudojamas skirtingose dvasinėse ir religiniuose praktikose, įskaitant hinduizmą, budizmą, jogą ir kitą. Mantrų kartojimas padeda sukoncentruoti mintis ir pasiekti ramybės būseną. Tai gali sumažinti streso lygį, pagerinti miego kokybę ir bendrą savijautą. Moksliniai tyrimai rodo, kad mantrų kartojimas gali sumažinti kraujo spaudimą, širdies ritmą ir pagerinti imuninės sistemos funkcijas. Tai susiję su meditacijos poveikiu kūnui, kai jis atsipalaiduoja. Pagal senovės dvasinės tradicijas, mantrų kartojimas padeda subalansuoti kūno energetinius centrus. Kiekviena mantra gali turėti specifinį poveikį skirtingoms čakroms, priklausomai nuo garsų vibracijų. Mantrų kartojimas dažnai siejamas su dvasiniu tobulėjimu. Reguliari praktika gali padėti giliau suprasti save ir pasiekti aukštesnį dvasinį sąmoningumą. Užsukite į studiją Sakralus garsas Alytuje ir išbandykite mantrų gydančią galią.